Politinė reklama bus apmokėta iš Demokratų sąjungos vardan Lietuvos politinės kampanijos sąskaitos. Sveiki, mėly tinklalaidės klausytojai ir žiūrovai. Sveikiname su jumis, kviesdami ne tik susipažinti su mūsų Demokratų sąjungos vardan Lietuvos politinės programos nuostatomis, tačiau ir kviesdami iš arčiau susipažinti su mūsų sąrašo į Europos parlamentą kandidatais. Norisi pradėti nuo Europos komisijos nario, atsakingo už aplinką, vandenynus ir žuvininkystę, ekonomisto, Demokratų sąrašo Europos parlamentą lyderio Virginijaus Sinkevičiaus. Sveiki. Sveiki. Taip pat šiandien pokalbėje dalyvauja ir Seimo nariai. Seimo narys, dirbantis ekonomikos bei ateities komitetuose, Demokratų partijos pirmininko pavaduotojas Lukas Savickas. Sveiki. Sveiki. Sveikinamės ir su Seimo nariu, dirbančiu Europos reikalų ir aplinkos komitetuose, taip pat Demokratų partijos pirmininko pavaduotoju Tomu Tomilinu. Labadiena, sveiki. Na ir šią diskusiją moderuosiu aš, Jaunųjų Demokratų sąjungos pirmininkė, taip pat kandidatė į Europos parlamentą Fausta Roznytė. Klimato kaita yra šių dienų aktualija ir iššūkis, todėl šiandienos pokalbio tema ir bus ekonomiškai stipri ir žalioji Europos sąjunga. Pasirodo, kad, ką reiškia pasirodo iš tiesų, klimato kaitos nepavyks išspręsti vien nacionaliniu lygmeniu, tai yra globalus iššūkis, kuriam reikia ne tik Europos sąjungos kaip šalių bloko susitarimo, tačiau ir kitų valstybių įsitraukimo. Norisi pradėti nuo klausimo, kuris yra susijęs su mūsų artimiausio vandens šaltiniu Baltijos jūra. Baltijos jūra dėja, tačiau yra viena užterščiausių jūrų visame pasaulyje. Joje yra antrojo pasaulinio karo ginklų, cheminių ginklų, yra likę nesprogę šaudmenys ir tai trukdo mūsų regiono ekonominiai plėtrai. Kokia yra ES politika? Ar turime planą, kuriuo siekiama sumažinti Baltijos jūros taršą ir apskritai kokią įtaką tai galėtų turėti Lietuvos ekonominiam potencialui? Taip, tai aš džiaugiuosi, kad tuos pastaruosius 4,5 metų, kai dirbau Europos komisijoje, pavyko atkreipti dėmesį į Baltijos jūros problematiką, nes dažnu atveju tos pagrindinė vis tiek jūra, į kurią atkreipiamas buvo dėmesys, tai buvo Viduržemio, kažkiek šiaurės, ypatingai dėl Brexito ir Baltija visat tokia liko nuo šaly ir aš džiaugiuosi, kad mum kartu su, aišku, Baltijos šalių ministrais pavyko atkreipti dėmesį į tą problematiką ir aktualizuoti ją. Iššūkių apstu yra, nes Baltijos jūra jį ilgą laiką svarstė būti ežerų ar jūra ir yra vos siauras išėjimas į vandenyną, tai aišku, ta vandens apykaita yra lėta, dėl to visa tarša patekusi į Baltijos jūrą jį sėda ir sėda ten ilgam, vandens apykaitai reikia per 30 metų, dėl to, aišku, tai sąlygoja tokius procesus kaip eutrofikacija. Eutrofikacija tai yra, kai žydi augalija jūros labai sparčiai greitai ir, aišku, pasiema deguonį ir, pasiimdama deguonį, ji naikina galimybės išlikti kitiems gyviams. Pirmiausia, tai, aišku, žuvims. O kai nelieka tam tikrų žuvų, ar jos, sakykime, įsikuria gilesnėse vandenyse, tuomet ir tiem patiem ruoniam yra sunkiau susigaudyti maistą. Žodžiu, visa grandinė užsikuria. Ir blogiausia, kad susiformuoja negyvosios zonos, tai dabar jau Baltijos jūroje, labiau aišku į jūros vidurį, tos negyvosios zonos, jos yra didesnės nei Lietuvos teritorija. Dėl to, aišku, reikalingi sprendimai ir tie sprendimai pirmiausia turi būti orientuoti į taršos mažinimą, nes visos tos kalbos apie tai, kad mes kažką ten išvalysime, išrūšiuosime ir panašiai, tai mes jau kalbame apie sprendimus, kai problema yra įvykusi ir aišku, kad pagauti viską staiga ir pakeisti, nepavyks. Tai dėl to privalu užkardyti taršą. Tai pirmiausia, aišku, aš džiaugiuosi mūsų priimtų labai techninių. Jis sudėtingas sprendimas, mažai kam suprantamas, bet dėl direktyvos pakeitimų, dėl vandens nuotekų valymo, nes pirmiausia, tarša atkeliauja iš miestų. Dažnu atveju Vilniuje būdami mes nesusimastome, kad galime turėti įtaką Baltijos jūrai, bet iš ties ji yra labai didelė, nes tarša vidaus vandenimis ji keliauja į mūsų Baltiją. Antra, aišku, maistinių medžiagų naudojimas ir čia
tam įtaką turi ir žemės ūkis, dėl to tas ir sutarimas, dėl tų apsauginių juostų yra labai svarbus, dėl apsauginių zonų, apie ką aš kalbėjau. Ir tiesą sakant, ūkininkai labai pozityviai tą žiūri, tik jie nori visuomet aiškumo tų taisyklių. Na ir trečia, ką Fausta ir minėjo pokalbio pradžioje, tai ta nesprogusi amunicija, kur antrosios mūsų Baltijos konferencijos metu mes sutarėme pagaliau priimti reikalingus sprendimus, skatinti europinius projektus, komisija skirs per 1 milijardą eurų tiek sužymėjimui, nes sužymėta yra labai nedidelis procentas, apie 20% vos nesprogusios amunicijos, tiek galų gale iškelimui tos nesprogusios amunicijos, nes kai kur ten geriau jos net ir neliesti, kai ką galima iškelti, tai čia tokie, valymo darbai, bet aš džiaugiuosi, kad tai jau yra komisijos radare tarp prioritetų ir svarbiausia, kad yra skatinama partnerystė visų šalių aplink Baltiją, komisija skirs finansavimo projektams, kur bus bent 3 šalis narės susijungs. Tikiu, kad tai bus, tie nedideli žingsniai, bet svarbus žingsniai valant mūsų Baltiją, didinant suvokimą apie problematiką Baltijos jūroje, bet tai nebus labai greitas procesas. Ekosistemos jos atsistato greit, bet kad jos atsistatytų greit, reikia visiškai užkardyti taršą, pasiekti nulinės taršos lygmenį. Nulinė tarša tai reiškia ta, kuri nedaro neigiamo poveikio. Šiandien dienai, šią minutę, aišku, to padaryti yra neįmanoma, bet tie pirmieji žingsniai yra žengti ir aš manau, kad mes juos galime ir toliau gilinti. Tikriausiai niekas nesutiktų su ta mintim, kad Baltijos jūros nereikėtų valyti, bet apskritai, kai kalbam apie žalią politiką, pasigirsta oponentų tokia retorika, kad žaliasis kursas yra našta labiausiai socialiai pažeidžiamom grupėm. Norisi paklausti Seimo nario Tomo Tomilino, kaip užtikrinti, kad tos nežinau kaip net pavadinti, tokia retorika, gal tokie sukurti pavyzdžiai būtų paneigti ir kaip padaryti, kad darnus vystymasis būtų socialiai atsakingas. Mes programoje kalbam apie 4 dienų darbo savaitę, apie europinę pensiją, ar tai padėtų spręsti šį iššūkį? Žinot, pradėsiu nuo to, kad turbūt nėra dūmų be ugnies. Ir jeigu žmonės kalba apie tai, kad už tą žalią pokytį, kurio nori Europą, kol kas nejaučia to teisingumo ir kad nujaučia, kad galbūt už tą pokytį, kurį daro visi, vis dėlto didesnį įnašą įdės būtent mažiau pasiturintis, mažiau galimybių turintis kažkaip keisti savo gyvenimo būdą. Aš čia eičiau dar giliau ir tai pradėčiau nuo tokios minties, kad šiaip mūsų kartai, plačiaja prasme mūsų kartai reikia pagaliau suprasti, kad nebus taip, kaip buvo 20 amžiuje, kaip kiekviena karta gyvena vis geriau ir geriau, kad kiekviena karta vis daugiau vartos, vis toliau keliaus, vis didesnius namus statys ir panašiai. Čia yra toks, mes esam tokioje situacijoje, kai visi kartu, visa žmonija turi galvoti, o kaipgi atrodys ta planeta po 10, 20, 30 metų. Ir tikriausiai tokių gyvenimo kokybės šuolių, kaip buvo mūsų tėvų laikais, nebus. Mes turėsim būti kuklesni ir galvoti apie planetos ateitį kaip tokią. Kodėl kyla tie visi populizmai įvairiose valstybėse? Mes visi sunerime, kasgi bus su Amerika dėl Trumpo ateimo, kuris iš esmės tai žaliai krypčiai priešiškas yra. Ir Europoje labai daug jėgų, kurios sako, kad ne, čia viską reikia stabdyti ir ta pati konservatorių grupė Europos parlamente jau tokia pati pradėjus aiškius pokyčius staiga toks jausmas, kad jungia pavarą atgal, tai iš tiesų reikia kalbėti apie tai, kągi mes galim pasiūlyti žmonėm, kad jų gyvenimas ateityje būtų lengvesnis. Ir aš manau, kad mums tą diskusiją reikia sukoncentruoti ne tiek į pajamų didinimą, tokį materialinį pasaulį, kiek labiau sudvasinti, nežinau, jeigu taip galima pasakyti, tai kodėl mūsų žmonės vis dar galvoja apie migraciją, nors nėra tokių jau skaičių žinoma kaip anksčiau. Nes galvoja apie savo ateitį, apie savo pensiją, apie savo, kaip atrodys jų gyvenimas, kai ateis pensinis amžius. Ne? Nes to skirtumo atlyginimo jau gal tiek daug nėra, bet o kiek jie laiko praleidžia darbe? O kiek jie iš tikrųjų dirba tam verslo savininkui ir kiek savo jėgų, kiek savo sveikatos atiduoda.
Ir tikriausiai tai, ką politikai gali, dėl ko gali susitarti, o tartis reikia pradėti Europos lygmenių. Lietuvoje, mes vis dar konkuruojam tą pigesnę darbo jėgą, greičiau pagaminam, greičiau nuvežam ten su fūra kokį nors daiktą per visą Europą, bet realiai, o kiek tai kainuoja tam konkrečiam žmogui, kuris po 11, 12, 13 valandų dirba, kartais nemato savaitgalių, kiek jis gali į save investuoti, kiek jis gali skirti laiko kažkokiai saviugdai, kiek jis gali galų galės savo šeimai skirti laiko. Tai va tas laiko klausimas, mano galva, yra esminis. Ir nors galbūt karo akivaizdoje atrodo, dabartinio situacijos Ukrainoje, atrodo, kaip jūs galite kalbėti apie 4 darbo dienų savaitę? Palaukit, reikia 6 dienas per savaitę dirbti tam, kad padėti Ukrainai. Iš tiesų, čia tiesa, bet jeigu mes pažiūrėsim iš kitos pusės, o kągi mes pasiūlysim tam žmogui, kuris dabar svarsto, ar būti egoistiškam ir sakykime, galvoti tik apie save ir apie savo išlikimą ir tas Europą, kodėl tas skepsis Ukrainai atsiranda ir Europai? Todėl, kad, žmogus jaučiasi, kad jis moka už solidarumą, jis moka už žalią pertvarką, o kažkas iš to pelnosi. Va tai yra problema. Ir mes turim tą tokią socialinę darbotvarkę, klimato darbotvarkę socialinę žymiai labiau išplėtoti ir pasakyti žmogui, kad čia yra progresas, mes, pavyzdžiui, trumpinsim darbo savaitę, tai yra tavo konkreti nauda, bet, aišku, turim galvoti apie tai, kad žemės resursai yra riboti ir vis dėlto mūsų mašinos, mūsų gyvenimas atrodys žymiai kukliau negu galbūt buvo prieš tai. Tai čia toks sandėris turi įvykti ir mes turim pasiūlyti tam silpniausiam žmogui kažkokią naudą iš to, kas vyksta pasaulyje. Virginijau, norėjot pridėti? Aš tai manau, kad pirmiausia, kai mes kalbame apie pažeidžiamiausias grupės, tai žalesis kursas, jis pirmiausia apsaugos juos. Tuos žmonės, kurie neturi prabangos pasirinkti, kur gyventi, šalia parko, miškingoje vietovėje, nes mes žinom, kad toks nekilnojamas turtas yra brangiausias. Žmonės, kurie dirba galų gale užterščiausiose vietose, kur jie yra pakankamai atvira tiek cheminiai taršai, tiek galų gale oro taršai, tai žmonės, kurie negali savo leisti ir didelę jų biudžeto dalį, šeimos biudžeto dalį sudaro išlaidos tam pačiam šildymui, kurie gyvena žemiausios energetinės efektyvumo klasės namuose, visą tai žalesis kursas sprendžia. Taip, tam reikia daug pastangų. Mes turime iš esmės keisti savo verslo modelį, bet aš nesutinku, kad kai Tomas sako, kad čia mes turim kažkokį kuklumo kontraktą sudaryti. Atvirkščiai, aš manau, kad mes turim labai daug kur galimybių žiūrėti į ateitį, kurti čia Europoje, čia Lietuvoje rytojaus technologijas, darbo vietas, kurios ne tik bus gerai apmokamos, nes kol kas mes visada fokusuojamės tik į tą eurą mokamą kuo didesnį, bet jos taip pat bus ir švarios, jos ne terš nei mūsų vandenų, gėlo vandens, kuriuo mes labai didžiuojamės, mūsų Baltijos, mūsų galų gale miškų ir dirvožemio. Sakėt, kuklumo kontraktas, galvoju, ar kukli mūsų visuomenė, ir esam tokie vartotojiški, norim pirkti, turėti naujausius telefonus. Ir Lukai, jūsgi inicijavote įstatymo pataisas, kuriomis siekiate skatinti gyventojus sugedusią, pavyzdžiui, produkciją ir techniką remontuoti, vietoj to, kad būtų įsigyjamas naujas produktas. Kaip manote, ar tokį žiedinės ekonomikos principą būtų galima plėtoti, vystyti ir ES lygmeniu? Jo, šitas įstatymo projektas toks, aišku, šuolis nuo didelių dalykų prie tokių apčiuopiamesnių, bet jau net baigiu pamiršti apie jį vien dėl to, kad jau 2 metai, kaip jisai guli besikeičiančių biudžeto ir finansų komiteto pirmininkų stalčių. Tai iš pradžių nugulė pas Majauską, po to persėdo į Lingę stalčių ir jisai tenais, taip sakant, yra užšaldytas, laukdamas tikriausiai geresnių dienų, bet pats pasiūlymas yra iš tikrųjų labai paprastas ir kitose šalyse pasiteisinęs. Tai yra siekiant galvoti apie tai, kaip mes, turėdami kažkokius elektronikos prietaisus, ar tai telefonus, ar kompiuterius, ar planšetės, ar didesnius elektronikos prietaisus, kaip padaryti,
kad žmogui naujas aparatas ne tik tais būtų, jo toksai asmeninis pasirinkimas nepirkti, o taisyti, bet taip pat, kad tai būtų bent jau finansinė prasme panašu arba labiau naudinga taisyti. Tai iš esmės tas įstatymo pakeitimas bandė sukurti tokį modelį, kad mes metų pabaigoje galėtume susigrąžinti tam tikrą dalį savo sumokėto gyventojų pajamų mokesčio, jeigu mes pasirenkame sugedusį prietaisą nekeisti naujų, o jį taisyti. Ir tas modelis iš tikrųjų veikia praėjusios kadencijos laikotarpiu skirtingose srityse, žmonės iš tikrųjų naudojosi šitą galimybę ir labai sėkmingai taip valstybė tai kainavo administruoti. Bet jeigu mes palyginame administravimo kaštus ir žmonių elgsenos kaštus, plus tas naudas, kurios tai sukuria ir bendrai mūsų visą aplinkai, man atrodo, tai yra akivaizdu, kad naudinga. Bet Lietuva čia negali būti viena ir čia viso labo mes siekime ir labai tikiuosi, kad artimiausiu metu galėsim prie to grįžti ir iš tikrųjų sukurti tokias nacionalinės priemonės. Bet kur iš tikrųjų džiugu, kad Europa turi judėti tą kryptimį ir tai yra tam tikra vadinama right to repair, teisė taisyti. Principas, kuris turi tapti mano įsitikinimu kuo greičiau įteisintas. Žinau, kad komisija, galbūt Virginijus papildys, yra jau pateikusi čia tam tikrus sprendimus, bet ten yra keli esminiai momentai, apie kuriuos reikia pakalbėti, kuriuos mes turim iš tikrųjų įtvirtinti jau teisės aktuose. Tai visų pirma, kad mes turime kalbėti apie prioritetą, kad kai mes turime galiojančią garantiją, kad prioritetas turėtų būti tuo laikotarpiu teikiamas taisymo, nekeitimui naujų prietaisų. Ir čia yra skirtingos nacionalinės praktikos, bet čia įtvirtinus tam tikrą vieną principinį logistą mes iš tikrųjų pradėtume keisti, nes vartotojo elgsena yra viena, bet gamintojo elgsena yra visai didesnį mastą galinti sukurti situaciją. Ir po to mes turime kalbėti apie tai, kad tuo laikotarpiu vartotojas galėtų nemokamai pataisyti savo prietaisą, nes jeigu mes kalbam apie tai, kad tai yra užtikrintas garantijos laikotarpis pagal gamybos metu paskaičiuota prietaiso trukmę, tai tokiu atveju mes galim kalbėti apie tai, kad tas prietaisas turi būti taisomas nemokamai ir tos detalės turi būti užtikrinamos. Tokiu atveju mes iš tikrųjų spręstume tikrai labai taršią industriją, kuri teršia ir baterijomis, ir kitais prietaisais mūsų aplinką. Ir paskutinis aspektas, aišku, ženklinimas. Ar mes tikrai visi žinome, pirkdami prietaisą, kokia yra jo trukmė, kiek laiko jisai galės būti naudojamas, ar kokios medžiagos buvo panaudotos to procesu. Ir visi tie aspektai, mano supratimu, galėtų sukurti aiškiai ekosistemą, kad tie elektronikos prietaisai, kurie iš tikrųjų keičia popierinius sprendimus, mes vis daugiau turime jų įvairiausių ir telefonų, ir planšečių, ir visa kito, bet jie turi būti kuo ilgiau panaudojami, turi būti sudarytos sąlygos, kad jie būtų taisomi. Ir tokiu atveju mes būsime daug labiau tvarus. Aš jeigu galiu dar šiek tiek atsakysiu Virginijui ir pratęsiu mintį dėl tos mūsų socialinės darbotvarkės, nes galbūt Virginijau tu teisus, jeigu žiūrim iš europinio taško, tu kaip Europos komisaras, natūralu, tau rūpi visas kontinentas ir tu matai konkurencinės galimybės ir matai tą pozityvą. Bet jeigu žiūrėt iš Lietuvos taško, mes dabar esam lūžio taške. Mes visą laiką, kiek buvo mūsų atstovų parlamente, Europos komisijoje, Europos ministrų tarybose, visą laiką buvom skeptiški bendrų socialinių normų įvedimui. Mes konkurencingi, mes pigesni, mes nenorim jokių bendrų standartų, mes padarysim pigiau, greičiau ir nukonkuruosim Lenką ar ten Ispaną. Ir tai buvo mūsų konkurencingumo pagrindas. Bet dabar yra lūžio taškas. Mes pagaliau, turbūt mūsų programai tai tokia inovatyviausia dalis, kad kalbam apie tai, kad tie bendri europiniai standartai jau yra naudingi Lietuvai tiesiogiai. Nes jeigu tie standartai nekils ir nebus to spaudimo iš Briuselio, mes nebepajėgus konkuruoti. Ir kalbant iš tokio siauro lietuviško taško, mūsų pagrindinis išteklius yra žmogus, į kurį reikia investuoti, jo sveikata, jo gyvenimo kokybė, jo pensija galų gale, jo ateitis. Ir nes mes, 3 milijonai su Lenkai, su 37 milijonais Lenkų pakonkuruoti labai sudėtinga. Čia tapti tą žaliosios ekonomikos, tigrų čia, bus sunku. Dėl to žmogus, į kurį reikia investuoti iš tos bendros socialinės pusės, labai svarbu. Ir dėl to kalbam apie tą pačią europinę pensiją, kai atsiras bendras standartas Europoje pakeitimų normas, tai yra kiek tavo buvusio atlyginimo sudaro pensija. Tai turėtų būti bendra direktyva, kaip yra su minimalia alga padaryta jau dabar komisijos
ir Europos Sąjungos bendrai, tai mes galėtume sustarti dėl europinės pensijos. Ir tada tas spaudimas iš Briuselio tą pakeitimų normą kelt būtų mums visiems naudingas ir tai prisidėtų prie mūsų to paties konkurencingumo. Ne, tai čia mes, man atrodo, fundamentaliai, aišku, kad sutarėm ir aš sutinku, kad tas konkurencingumas, pigia kažkokia darbo jėga, tai jis jau yra praeitis ir mes turime daug daugiau ką pasiūlyti ir akivaizdu, kad populiacijos skaičius mums neleidžia konkuruoti pigia darbo jėga, jis mums leidžia tik tai konkuruoti inovaciją, jis mums leidžia konkuruoti aukštesnių darbo efektyvumu, darbingų žmonių skaičiumi, galų gale ilgesnė gyvenimo trukme, kur žmogus galėtų sėkmingai įsilieti į darbo rinką, ar būdamas labai jaunas, ar būdamas vyresnio amžiaus. Ir mes tą kalbame apie mūsų ypatingai viso gyvenimo mokymosi direktyvą, kurią mes norime ženkliai sustiprinti ir apie ką mes kalbame programoje. Tai tame tikrai nėra jokio prieštaravimo, o žaliasis kursas jis nėra įmanomas iš esmės, jeigu viena valstybė jį sugalvotų įgyvendinti, netgi jis nėra įmanomas, jeigu viena Europos Sąjunga jį sugalvotų įgyvendinti, o kitos valstybės liktų nuo šaly. Ir čia dažnu atveju yra tas metamas toksai akmuo į daržą, kad liktais Europos Sąjunga yra viena. Tai čia yra visiškai netiesa. Tas pats Bidenas išrinktas JAV prezidentų, pirmą dalyką, ką jis padarė, tai sugrąžino JAV į Paryžiaus susitarimą ir man pačiam teko atstovauti visą Europos Sąjungą tiek didžiojo 7 susitikimuose, tiek didžiojo 20-ko. Tai Jungtinės Amerikos valstijos, Europos Sąjunga, Didžioji Britanija, aišku, mūsų pagrindinės šalės narės, Prancūzija, Vokietija, Italija, mes kalbam vienu balsu, bet šalia mums pritarė ir Japonija, ir Australija. Ir netgi, tiesą sakant, to kartais, man atrodo, jis yra labai smarkiai sutiršinamas, tas skirtumas tarp Indijos, Kinijos, jis yra, aišku, didelis, bet jų ir tranzicija yra daug sudėtingesnė ir daug didesnė. Ir mes turim irgi įsivertinti tą atspirties tašką, nuo kurio atsispiriam. Bet grįžkim prie teisės taisyti, ką Lukas minėjo, ir žiediškumo. Aš manau, kad tai yra Lietuvoje visiškai neišnaudota galimybė. Mes vis dar esame vienintelė ES valstybė nepateikusi žiedinės ekonomikos plano. Tai aišku rodo požiūrį, kad tai yra absoliučiai nesvarbu. Nors daugeliu atveju, jeigu mes kalbame apie fundamentalius dalykus, kaip netgi savo ekonomikos apsaugojimą nuo trečiųjų šalių, nuo išorės grėsmių, žiediškumas padeda tuos pačius resursus išnaudoti ekonomikoje maksimaliai ilgai. Ir tą logiką, kodėl aš teikiau visas tas iniciatyvas, mano žiedinės ekonomikos plane pateiktame Europoje yra per 36 iniciatyvas, tarp jų ir teisė į taisymą, ir tas pats pakrovėjas, įkroviklio standartas vienodas. Tai visa tai remiasi pirmiausia ir į geopolitinę situaciją, nes pirmiausia, COVID-as parodė mūsų dėja, bet neatsparumą išorės grėsmėm ir kai sutrinka tiekimo grandinės, kažkas laukia ilgai automobilio, kažkas elementarių kaukių negali įsigyti. Galų gale Rusijos pradėtas karas prieš Ukrainą. Yra labai pavojinga savo ekonomiką statyti ant režimų, kurie yra nenuspėjami, kurie yra nedemokratiški, kurie yra autoritariniai. Tai žiedinė ekonomika, ji nėra sidabrinė kulka, bet ji iš dalies sprendžia šitos iššūkius. Ir pabaigiant teisę į taisymą, tai viskas lemiasi dizaino stadijoje. Ir čia yra naivu, kai kažkas bando apgaudinėti, kad štai mes viską surinksim, viską surūšiuosim ir panašiai. 80 milijonų mobiliųjų telefonų yra europiečių stalčiuose. Tai nieks jų neatneša, žmonės bijo dėl savo duomenų, žmonės galbūt ir kažkur patingi. Ir čia sakyti, kad įmanoma viską surinkti, tai yra netiesa, kad įmanoma viską išrūšiuoti irgi yra netiesa. Taip, tai yra sprendimai, tai yra geri sprendimai, geresni nei nieko, tačiau viskas prasideda nuo dizaino stadijos. Ir
ar jūsų laptopas, kuris čia yra ant stalo, ar jūsų telefonas, jau dizaino stadijoje yra nusprendžiama, kada jisai pradės lėtėti, atsinaujinant programai, ar ekranas yra silpniausia dalis, kuri greičiausiai skils ir panašiai. Visa tai, dėl to mes ir plėtėme ekodizaino direktyvą, numatyti, kad tai tarnautų ilgiau ir europiečiai to nori. Jau nebėra statuso reikalas turėti mobilųjį telefoną. Jau nebėra statuso reikalas bėgti ir šalti prie obuolių parduotuvės, laukiant naujausio obuolio. Tai jau nebėra tas toksai naujumas, kuris buvo 5 ar 10 metų atgal. Aš manau, kad tiek europiečiai, tiek galų gale lietuviai padarė čia labai smarkų kokybinį šuolį ir daugelis jų nori kuo ilgiau naudotis savo įrenginiu ir jį sėkmingai atnaujinti arba pataisyti, jeigu yra tokia galimybė. Bet aš dar grįšiu prie tos geopolitinės dinamikos ir pabūsiu šiek tiek velnio advokatu. Mes kalbam, kad gerai, ES yra į tvarias investicijas investavęs žemynas, kontinentas, kaip sąjunga tokia. Bet mes matom tas pačią Aziją, Indiją, Kiniją, kurios degina iškastinį kurą, turi pigę darbo jėgą, turi galimybės iš to iškastinio kuro plėsti, auginti savo ekonomiką ir kaip mes tada su savo tvariom žaliom investicijom, kurios palyginus yra brangios, galim konkuruoti. Pavyzdžiui, Indija, jis sako, atsiprašau, mes negalėsim vykdyti įsipareigojimų klimato kaitai, kol jūs Europoje ir JAV nesumokėsit mums klimato kaitos planui skirtų pinigų, likusios skolos. Tai kaip mes galim visam tam geopolitiniam regione rate kalbėti apie Europos konkurencingumą? Ar tikrai užteks žiedinės ekonomikos? Ne, žiedinė ekonomika, aišku, yra toks minimalus sprendimas. Vis tiek mes turim kalbėti apie emisijas ir nėra jokios skolos čia pirmiausia. Tai ES yra ta, kuri savo įsipareigojimus, kalbant apie klimato susitarimus ir savo investicijas į fondą, tai yra atlikusi ir kitos partnerės, jos galėtų pasistiepti ir perimti ES pavyzdį. Bet fundamentalus dalykas čia yra, kad mes irgi neturim būti naivus. Jeigu mes įgyvendiname transformaciją, ypatingai mūsų pramonės transformaciją, ir mūsų pramonė turi atitikti aukštesnius standartus, gaminti produkciją išmetant mažiau CO2, o tai reiškia, aišku, kad investicijas į technologiją, kurių plėtra yra pakankamai brangi. Iš vienos pusės mes turime padėti pramoniai ir čia reikalingi viešieji finansai, iš kitos pusės mes taip pat turime nebūti naivus ir apsaugoti savo rinką. Ir dėl to būtent ir buvo įvestas vadinamasis CBAM-as, tai yra anglies mokestis, kad būtų sulyginta kaina importuojamos produkcijos į ES, nes aišku, kad kitu atveju tas konkurencingumas bus pažeistas ir labai mažai bus motyvacijos kitoms šalims investuoti į švariasias technologijas, bet jie lygiai taip pat yra partneriai tame pačiame Paryžiaus susitarime, dalyvauja kiekviename iš COP susitikimų, kurių sprendimai yra privalūs įgyvendinti, kai mes kalbame būtent apie klimato susitarimus. Žiūrėkit, man atrodo, vienas esminis momentas, kurį reikia pripažinti, tai yra, kad net didžiausi klimato skeptikai visi puikiai pripažįsta tyliai, kad žaliasis kursas yra neišvengiamas, yra laiko klausimas. Ir šiandien galbūt gali būti populiaru atsitraukti nuo tam tikrų idėjų, kurios čia kelia klausimų ar tam tikrų neapibrėžtumo ar išgąsčio. Tačiau visi puikiai supranta, kad tie, kurie pirmieji kurs technologijas, tie, kurie pirmieji pakeis iš esmės verslo modelius į tvarius ir ilgalaikius ir žaliuosius, yra būtent tie, kurie labiausiai iš to išloš, nes visi kiti pirks iš jų tas paslaugas. Ir čia yra būtent esminis fundamentalus apsisprendimas, ar mes atsisukam atgal ir bandom dar išmelžti iš buvusių technologijų paskutinius eurus, kiek dar liko, ir po to žiūrėsim, kaip gausis. Ir tikriausiai pirksim paslaugas iš tų, kurie tuo momentu bus atsisukę į ateitį ir investuos į tai, kas ilgalaikę prasme bus tos technologijos, tie sprendimai, kurie generuos tą pagrindinį ekonomikos augimą tvariai ir ilgalaikių būdų. Ir čia yra būtent ES lyderystė ir programuoja mūsų ateities sėkmę. Ir va čia mes turime matyti, kaip šiame klausime atrodo Lietuva. Ir man asmeniškai dėl Lietuvos vaidmens čia yra neramu, nes ta pati pandemija sukūrė RRF įrankį, kuris galėjo iš tikrųjų pagelbėti transformuoti mūsų ekonomiką.
Ir čia yra viskas labai paprasta. Pirmasis po starto švilpuko išbėgęs į trasą yra tas, kuris turi didžiausią galimybę būti pirmoju sukūrusiu technologijų, ją užsipatentavusiu ir būti tuo, kuris yra trendseteris, kuris formuoja tai, kokia bus ateitis. Ir Lietuva baigė praėjusius metus, gruodžio 31 dieną, investavusi 11% RRF lėšų. Ir man atrodo, kad tai yra labai didelė simptomatika, kad mes nepasinaudojam šitą galimybę būti pirmaisiais ir mes projektuojam save klientu, kuris pirks technologiją, žaliasis technologijas iš kitų. Ir tai yra didysis praradimas, nes Lietuva gali tapti lyderė šioje srityje. Mes neturime čia naftos klodų, nuo kurių būtume priklausomi, ar anglies vietoje. Ne? Mes turime visas galimybės investuoti savo intelektinius pajėgumus į ateities technologijas ir būti lyderiais. Ar tai būtų energetikos srityje, kurią mes tikrai išsikėlė ryžtingus tikslus, kuo greičiau tapti energetikos prasme visiškai ta sritimi, kuri yra 100% iš atsinaujančios energetikos. Visur kitur lygiai taip pat užsibrėžkime ambicingus tikslus, kurkime, investuokime į technologijas ir būsime tie, iš kurių jas pirks kitos šalis. Aš dar gal pridėsiu, kad didelės korporacijos, pavyzdžiui, Google'as, be jokios reklamos, jos investuodama į besivystančias valstybės yra užsibrėžus tikslą, kad elektros energija turi būti pagaminta tik iš atsinaujinančių šaltinių. Tai mes iš esmės didžiosios korporacijos, milijardinės korporacijos, jos gali irgi turėti tą įtaką ir šiek tiek. Ir mes galime tą energiją jiems eksportuoti. Pavyzdžiui, Vokietija. Ir klausimas apie tą energiją. Mes šiais metais stebėjome milžiniškas rekordinės elektros kainas. Gyventojai mokėjo po 4 eurus, ar ne, jeigu gerai prisimenu, už 1 kilovatą. Kaip pasiekti, kad tada Lietuva taptų atsinaujinančios energijos valstybė ir mes iki 2050 metų tapsim klimatui neutralia šalimi? Aš, jeigu galima, čia bandysiu atsakyti ir šiek tiek pridėsiu vėl tos socialinės pusės, nes jeigu energetika dar kaip ir aiškumas yra, tik tai klausimas, kas valdo tos vėjo parkus, ar vis dėlto daugiau mes atsiranda tų savininkų, ar vis dėlto tie žmonės patys investuoja į savo stogo pokytį ir panašiai ir tampa tais gaminančiais vartotojais, ar vis dėlto tai tiesiog vystosi normali, naujoji žalioji pramonė, kuri turi savo interesus, o žmogus tik stebi. Ir galbūt kaip vartotojas laimi iš to, kad ne galbūt, čia aš nenoriu paneigti, kad jis laimi, kaip vartotojas laimi, kad krenta kaina. Čia yra faktas. Ir žalioji energetika atpigo, yra pigesnė už bet kokią kitą ir čia kryptis aiškiai ir kaip ir tą perspektyvą žmogus mato. Labai svarbu, kad bendruomenės, žmonės taip pat dalyvautų kaip savininkai, kaip statytojai, kaip investuotojai. Vat su to daug problemų dar ir čia visoje Europoje, ne tik Lietuvoje, bet tą mes turim labai kaip politikai skatinti, nes kai žmogus tampa savininku tos energetikos, tai visai yra kitas lygis, jis jaučia tą naudą visai kitaip. Bet aš dar keletą tokių pavyzdžių noriu pateikti, kaip mūsų tos gražios kalbos apie perspektyvą, kaip jos susiduria su realybė ir kaip tas žmogus iš to tokio paprasto žmogaus taško žiūri į tą žalį pokytį. Pavyzdžiui, miškai, kai daug kalbama apie žalią kursą, o miškai yra šluojami tiesiog plinais kirtimais ir jis mato prie savo kaimo, prie savo miestelio, kad yra tiesiog nesirūpinama, taip masiškai nesirūpinama. Kai važiuojate miškovežiai, mes vakar buvom diskusijų Anykščiuose, tai net yra kai kurie bendruomenės lyderiai, skaičiuoja, kiek miškovežių per dieną pravažiuoja per jų miestelį ir apakę žmonės nuo intensyvumo, nuo to, kas vyksta. Tai kaip pavyzdys, tai čia ir Virginijus galėtų savo patirtį, kiek Europa gali čia padaryti, kiek mes galim tos bendros politikos, kokį pokytį galim padaryti ir mes ir programą išsikėlę savo tą tikslą. Kitas pavyzdys yra vėlgi, daug kalbama apie žalią transportą, apie taršos mažinimą, kiekgi čia svarbu būti su paspirtukais važinėti ir panašiai. Bet tuo pačiu per pastaruosius 5 metų 50% beveik sumažėjo maršrutų tarp miestinio viešo transporto. Sumažėjo. Tiesiog mes akyse matom degradaciją viešo transporto, tarp miestinio viešo transporto sistemos. Tai palaukit, žalias kursas, kodėl? Ir čia akivaizdu, kad reikia aktyvesnės politikos intervencijos, reikia gelbėti situaciją, šitoj srity reikia tiesiog gelbėti situaciją su pinigais, nes nieko kito nebus, nes mūsų miesteliai, mūsų žmonės regionuose yra atkirsti nuo susisiekimo, jeigu jie neturi savo nuosavos mašinos, o tokių grupių yra jaunimas, neįgalieji,
vyresnio amžiaus moteris, dažniausiai be vyrų jau gyvenančios. Tai yra svarbu ir tai yra taip pat žaliasis kursas. Kažkaip pagalvojau apie paralelę, taip kalbam apie miškų ar nekirtimą ir sako, žmonės yra atkirsti, toks kirtimas ir, nežinau, jūs esat pats miškų saugotojas gynėjas. Jeigu reikėtų, kaip gintumėt, sakėt, reikia ginti, prisirištumėt prie medžio, kad nenukirst. Man atrodo, mes turim daug labiau rafinuotus sprendimus ir pradėti reikia vis tiek nuo europinio lygio, kurį Virgis gali pratesti mano mintį. Iš tikrųjų, ta koordinacija atsiranda Europoje dėl miškų saugojimo. Sunku. Tai yra vienas sudėtingesnių klausimų, dėl to mes ir įstraukėme į savo programą, kad miškų politikoje reikia daugiau Europos. Šiandien šalis narės, ypatingai tos, kurios turtingos miškų resursais ir aišku, ten yra labai galinga miškų pramonė, jos labai smarkiai nori laikyti Europos Sąjungą toliau nuo miškų politikos, priimti taisyklės, sakykime taip, kurios netitinka netgi ir mokslinių rekomendacijų, nes niekas nesiginčia, miškus reikia eksploatuoti ir aš manau, kad viskas prasideda, tiesą sakant, nuo to susitarimo, kiek mes saugome, ką mes saugome, nes man labai skauda ir gėda yra matyti, kai yra kertami, bendrai aš sakau, Europoje, mūsų senieji miškai, seniausi miškai, kai mūsų kaimyninėje Lenkijoje yra kertama Belovežo giria, tai yra, man atrodo, fundamentalus dalykas, dėl ko galima susitarti. Antras dalykas, aš manau, kad mes turime kalbėti apie pasirinkimą. Tas modelis, kai žmogus įsigijęs miško paveldėjęs, jis greičiausiai turi kažkokių tai ekonominių lūkesčių iš to miško eksploatacijos. Bet kodėl tai turėtų būti tik eksploatacija? Juk mes jau esame pajudėję iš to taško, aš noriu tikėti, kad mes esame pajudėję iš to taško, kai mes mišką matome tik kaip kubatūrą ir eurus. Biurokratinis bukas požiūris į mišką. Ir alternatyva galėtų būti miško saugojimas. Miško savininkas įsipareigojęs saugoti, sakykime, jo valdomo miško tam tikrą teritoriją, už tai gautų kažkokias tai išmokas. Tai nebūtų didelės išmokos, bet galų gale tai turbūt būtų arti to, ką jis gauna plinai iškirtęs tą mišką ir sunaikinęs bet kokią gyvybę. Ir po to ta visa mitologija, ta kortų dalyba, kai bandoma pasakyti, mes nukirtam vieną medį, pasodinam 7, aš esu apvažiavęs visas šalis narės, tai kuo toliau važiuoji, tuo daugiau medžių pasodina į tą vieno medžio vietą. Bet mesgi puikiai suprantame, kad miškas tai nėra 1000 ar milijonas medžių. Miškui susiformuoti, ekosistemoms susiformuoti, tai užtrunka daug laiko, o dažniausiai atsodinamos yra monokultūros, skaičiuojant elementarų biznio modelį, kad galima būtų vėl kirsti kuo greičiau. Tai čia būtina yra europinė politika, čia būtinas yra susitarimas, nes tas sutarimas jis leistų ir pramoniai galų gale planuotis, žinoti, kiek yra to resurso, kuriam laikui jo užteks ir atitinkamai planuoti savo pajėgumus, galų gale skatinti tą pačią inovaciją. Nes kai tu turi tikėjimą, žinojimą, kad štai tas resursas yra neribotas, kiek norėsiu, tiek ir kirsiu, tai tau ir nereikia galvoti apie kažkokias alternatyvas. Visa alternatyva, visa inovacija yra elementariai nužudoma. Tai aš džiaugiuosi, kad mes esam tie, kurie pasisakėme už referendumą, kuris, manau, irgi būtų padėjęs atsakyti daugelį klausimų tiek pramoniai, tiek žmonėms, kurie atvykę į savo sodybą pamato, kad vaizdas yra fundamentaliai pasikeitęs ir vietoje miško ten yra likusios kapinės. Ir manau, kad tai būtų pirmiausia sveika mūsų žaliai, gražiai Lietuvai, kurią mes visi kartu norime tausoti ir išsaugoti ateities kartoms. O Virginijau, kalbam apie kapines, pakalbėkime apie pievų kapines. Jūsgi buvote atsakingas už dokumentą, kad nesuklyščiau pavadinimu, daugiamečių pievų atkūrimo ir gamtos atkūrimo akto parengimą. Na, tie dokumentai, sakyčiau, yra kontroversiškai vertinami visuomeniai. Gal galit paaiškinti, iš tikrųjų, apie ką tie yra susitarimai, kokius kompromisus ketinat vykdyti, kad būtų susitarta tiek su Lietuvos, tiek su Europos ūkininkais? Tai pradėkime nuo to, kad tai yra absoliučiai netiesa, kad aš kažkaip buvau susijęs su dokumentais, kalbant apie daugiamečių pievų atkūrimą, nes tai ateina iš žemės ūkio politikos, vadinamojo kepo, ir nuo jau 2012 metų tas
Pievų deklaravimas, ilgamečių pievų deklaravimas atsirado dar Žemės ūkio ministrės Baltraitinės įsakymų, kai prasidėjo daugiamečių pievų deklaravimas ir tiesą sakant, Lietuvai jau 20 metais komisija signalizavo, kad vyksta netikėtas pokytis ir tai gali kelti iššūkių, bet niekas į tą problemą neatkreipė dėmesio. Tai aišku, kad lygiai taip pat ekosistema, kalbant, tai ne tik miškas, bet ir pieva, ji turi didelę įtaką ir tai svarbu tiek tiem patiem paukščiam, tiek bendrai ekosistemai. Bet čia buvo labai didelė, manau, kad problema bendrai biurokratinė, kuri sukėlė jau po to eilę kitų pasiekmių, kur ūkininkai, aišku, vėlgi deklaruodami, gaudami už tai išmokas, prisideklaravo tiek, kad įsispaudė save į kampą. Bet tai yra žemės ūkio politika ir čia reikia atskirti. Gamtos atkūrimo aktas, kaip pavyzdys, jis yra tik dabar priimtas, jis dar net neįsigaliojo, nes šalis narės turės 2 metus parengti savo gamtos atkūrimo planus. Ir aš noriu tikėti, kad mes gebėsime pirmiausia sukviesti visus prie stalo. Ir aplinkosaugininkus, ir ūkininkus, ir miškininkus, ir turėti diskusiją apie ateitį, apie planą, kurio dalimi jausimės visi, ieškoti kompromisas, kuris nereikš ūkininko ar gamtosaugininko pralaimėjimo, o reikš progresą, reikš susitarimą, reikš užtikrintumą ir pasitikėjimą vienas kitų, ko šiandien trūksta. Užimama viena ar kita pozicija, dažnu atveju diskusija apie žemės ūkį vyksta nesant ūkininkui, diskusija apie aplinkosaugą vyksta nesant aplinkosaugininkui. Ir aš manau, kad tai yra visiškai klaidingas požiūris, būtent kalbant apie europinių sprendimų priėmimą, mes pirmiausia pradedame nuo suinteresuotų pusių diskusijos, jų nuomonių surinkimo ir tik tuomet yra dėliojamas konkretus siūlymas. Tai grįžtant prie tos temos, tai bendrojoje žemės ūkio politikoje tie vadinamieji gabai, kurie ir sukėlė didžiausius iššūkius ūkininkam, tai yra geroji agrikultūrinė ar kaip ten ir aplinkosauginė praktika, jinai buvo ir praeitame finansavime, dabar jinai šiek tiek pasikeitė, atsirado ekoschemos ir panašiai, bet tai nėra naujovė. Tai čia šiuo atveju apkaltinti dėl to žaliąjį kursą, tai yra toks tiesiog eilinis mėginimas nesigilinti į problemą, neišgirsti ūkininkų, bet ieškoti politinių oponentų kaltės, kai kartais pritrūko elementarios empatijos, sąžiningo pasižiūrėjimo į akis žmonėms ir ieškojimo problemų. Atrodo, kad tai ir padėtų spręsti veikiančios Europos kiekvienam ir kasdien klausimą. Dėkoju Jums už pokalbį, linkiu gražaus likusio laiko ir susitiksim kitą sykį. Iki.